Aiškumas ateina per sunkumus. Pirmadienio energija per 5 pentaklių ir karalienę kardų. Ši diena kviečia nebijoti pažvelgti į tai, ko šiuo metu atrodo trūksta. Net ir sudėtingiausiose aplinkybėse galite išlaikyti ramybę. Šiandien yra svarbu mąstyti blaiviai, kalbėti tiesiai ir nepainioti baimę su norima išsakyti tiesą. Aiškus protas padės atskirti, kas tikrai svarbu, nuo to, kas tik sukuria papildomą įtampą. Ieškokite paprastų sprendimų, tvarkykite reikalus be dramatizmo ir pasitikėkite savo gebėjimu priimti išmintingus pasirinkimus, net tuomet, kai resursų mažiau nei norėtųsi. Jūsų vidinė savivertė šiandien tampa kompasu sunkiose situacijose. Dienos energija kviečia nepulti į neviltį, o pasirinkti ramų požiūrį. Kartais stiprybė pasireiškia per tikslę mintį, aiškiai nustatytą ribą ir švelnų rūpestį savimi. Leiskite savo matyti situaciją tokią, kokia ji yra, bet nepraraskite tikėjimo, kad išmintingas požiūris gali atverti naujus stabilius jausmus. Raktinis žodis šiai dienai - orumas. Šiandien svarbiausia nepamiršti, kad net ir trūkumo pajutimo akimirkomis jūsų aiškumas, savivertė ir ramus protas gali tapti tikruoju keliu į visapusį saugumo jausmą. Įkvepiantis startas būti priekyje. Antradienio energijos su karaliumi lazdų ir tūzų lazdų. Ši diena uždega vidinę ugnį ir kviečia veikti su pasitikėjimu. Tai metas, kai idėjos tampa judesiu, o ryžtas aiškiu žingsniu į priekį. Jūsų energija šiandien gali būti ypač užkrečiama. Natūrali charizmos energija padeda įkvėpti kitus ir drąsiai parodyti kryptį. Leiskite savo pradėti tai, kas seniai laukia savo akimirkos. Net mažiausias pirmas žingsnis šiandien turi stiprią kūrybinę jėgą, nes jį palaiko vidinis tikėjimas ir troškimas augti. Veikite be delsimo, nes šita varomoji ugnis stipriausia tuomet, kai jai leidžiama įsiliepsnoti iš karto. Ši diena palanki sprendimams, kurie gimsta iš aistros, aiškios vizijos ir tikro noro kurti. Būkite dosnūs savo energiją, drąsiai kalbėkite apie sumanymus ir nebijokite imti iniciatyvos ten, kur reikia uždegti naują pradžią. Jūsų autoritetas šiandien kyla iš autentiško vidinio tikrumo. Raktinis žodis šiai dienai - užsidegimas. Šiandien jūsų kūrybinė ugnis, drąsa ir įkvepianti lyderystė gali tapti galingų startų tam, kas ilgai brendo viduje. Vidinė ramybė atneša balansas. Ketvirtas taurių ir dvejetas pentaklių įžiebia trečiadienio energijas. Ši diena kviečia sustoti ir atidžiai įsiklausyti į savo poreikius. Galbūt jaučia šiokį tokį atsitraukimą, emocinį nuovargį ar lengvą nuobodulį. Tai nebūtinai ženklas, kad kažkas ne taip. Kartais siela tiesiog prašo tylos, kad galėtų aiškiau pamatyti, kur iš tiesų verta dėti savo energiją. Kartu ši diena primena, jog gyvenimas reikalauja lankstumo. Galite jausti, kad tenka balansuoti tarp kelių pareigų, užduočių ar žmonių poreikių, tačiau nereikia visko bandyti daryti vienu metu ar vienodai stipriai. Leiskite savo peržiūrėti prioritetus ir perkelti dėmesį ten, kur atsiveria tikros emocijos. Ramybės poreikiai šiandien nėra apie pasitraukimą, tai išmintingas sustojimas, padedantis susiderinti vidinį ir išorinį pasaulius. Jūsų jėga šiandien slypi gebėjime išlaikyti pusiausvyrą tarp to, ko reikia pasauliui ir to, ko reikia jums. Praktinis žodis šiai dienai - balansavimas. Šiandien jūsų ramybė, lankstumas veikti ir gebėjimas perdėlioti prioritetus padeda atrasti švelnų balansą tarp vidinio pasaulio ir kasdienių įsipareigojimų. Paleidimas suteikiantis viltį. Ketvirtadienio energijos per žvaigždės ir bokšto archetipus. Ši diena gali atnešti netikėtą virsmą, kuris iš pirmo žvilgsnio sujudins jūsų pagrindą ar išardys tai, kas atrodė tvirta. Tačiau tai, kas subyra, nėra praradimas be prasmės, tai apsivalymas, kuris nuima seną įtampą, iliuzijas ar tai, kas jau nebeatlaiko jūsų augimo. Nors akimirka gali būti intensyvi, joje slypi išsilaisvinimas. Kai griuvimo dulkės nusėda, tampa lengviau pamatyti, kas iš tiesų svarbu, kur gyvenimas jūs kviečia eiti toliau ir kokia tiesa visą laiką tyliai laukia po pasistatytą viziją. Tačiau švelnumas savo šiandieną yra būtinas. Leiskite savo sustoti, įkvėpti ir priimti, kad kai kurie pokyčiai atveria kelią į platesnius horizontus ir vizijas. Ši diena primena, kad šviesa nebūtinai dingsta ištikus gyvenimo vėjams, o sugrįžta po audros dar iškesnė. Net jei kažkas subyra staiga, tai gali tapti jūsų vidinio atsinaujinimo pradžia. Raktinis žodis šiai dienai - atsinaujinimas. Šiandien netikėtas sukrėtimas išlaisvina tai, kas sena, o po juo atsiverinti šviesa parodo naują, gydantį ir vilties pilną pradžios kelią. Penktadienio energijos per 5 taurių ir 4 kardų. Vidinė ramybė užpildo tuštumą. Šiandien gali paliesti tylus nusivylimas, netekties jausmas ar liūdesys dėl to, kas neįvyko taip, kaip tikėjotės. Leiskite sau tai pripažinti be skubėjimo ir be spaudimo. Susitvarkyti save ir jausmus iš karto. Kartais širdis gyja ne per atsakymų ieškojimą, o per išbuvimą su tuo, kas iš tiesų skauda. Ši diena kviečia atsitraukti nuo emocinio triukšmo ir susikurti savo ramybės prieglobstį. Poilsis dabar - gili vidinė medicina, kuri padeda nervams nurimti, mintims nusistovėti ir širdžiai vėl pajusti pagrindą po kojomis. Tylos akimirkomis grįžta aiškumas, kurio triukšme neįmanoma išgirsti. Neleiskite skausmui užvaldyti visos energetinės erdvės. Jis nori būti išklausytas, o ne nešiojamas be galo. Kai leidžiate savo pailsėti, atsiranda vietos atsinaujinimui. Lėtai, bet tikrai grąžinančiam jėgas. Praktinis žodis šiai dienai - atokvėpis. Šiandien liūdesys prašo jūsų dėmesio, o ramybė tampa vieta, kurioje jausmai ir emocijos tyliai susigrąžina savo jėgą. 10 taurių ir tūzas taurių. Šeštadienio energijos. Emocijų pilnatvės palaima. Ši diena atveria jausmų šaltinį, kuriame viskas teka lengvai, tyrai ir be pastangų. Gali pasijusti, kad širdis prisipildo naujos meilės, dėkingumo ir vidinės pilnatvės, kuri tyliai praskaidrina visą aplinką. Tai laikas, kai net silpniausi kitų artimo ženklai tampa ypatingi ir gyvybingi. Leiskite savo priimti šį emocijų gausą be abejonių. Šiandien jums dovanojamas gilus vidinis pasitenkinimas, ramybė su savimi ir švelnus ryšys su tais, kuriuos mylite. Jauki namų erdvė, bendravimas su mylimais ir nuoširdūs jausmai gali tapti tikrų palaimos šaltiniu. Kai dalijatės gerumu, jis grįžta dar pilnesnis, tarsi visata pati sustiprintų jūsų dosnumą ir grąžą atgal. Šiandien verta sustoti ir pastebėti, kiek daug jau turite meilės, ryšio, šilumos, saugumo. Dėkingumas tampa tarsi šventas reikalas, kuris dar labiau sustiprina gerovės jausmą ir atveria dar platesnę gausos erdvę. Praktinis žodis šiai dienai - pilnatvė. Šiandien jūsų širdis gali būti kupina šviesos, o meilė, dėkingumas ir artumas kuria tikrą palaimos lauką aplink jūs. Sekmadienį emocijos ir išmintis suteikia valios. Karalius taurių ir magas parodo, kokios dienos energijos. Šiandien jūsų viduje susitinka emocionali branda ir aiški kryptinga jėga. Tai diena, kai galite vadovauti širdies, bet kartu labai tiksliai žinoti, ko norite. Jūsų jausmai tampa atrama veiksmams, o jūsų intencija tikrų kūrybinių įrankių. Leiskite savo imtis veiksmų, sąmoningai neskubėdami, o jausdami. Kai mintis, jausmai ir ketinimai susilieja į vieną srautą, aplink jūs ima formuotis nauja realybė. Šiandien ypač stipri galia kalbėti taip, kad žodžiai kuria pasitikėjimą, o veiksmai neša aiškų rezultatą. Viskas, ką darote iš meilės ir vidinio žinojimo, įgauna ypatingą jėgą. Ši diena parodo, kai laikote savo emocinės išminties ir veikite iš vidinės
vidinės autoriteto būsenos, jūs ne tik kuriate, jūs įkviete aplinką keistis kartu su jumis. Raktinis žodis šiai dienai - meistrystė. Šiandien jūsų širdis ir valia veikia išvien, todėl viskas, ką kuriate su meile, aiškumu ir pasitikėjimu, tampa galinga ir prasminga.